Pasakyk metus, kuriais gimei. Nenoriu. Dažniausias mitas, kurį girdi apie draudimą ir kaip jį paneigtum. Labai dažnai girdžiu iš žmonių pažįstamų, kad sveikatos draudimu, savanoriškų sveikatos draudimu juos gali apdrausti tik tai darbdavys ten, kur jie dirba, ypač kai jie dirba dideliai korporacijai. Bet tai nėra tiesa, dėl to, kad jau dabar Lietuvoje savanoriškų sveikatos draudimu gali apdrausti kiekvienas pats asmuo. Jaunas žmogus galvoja, aš neturiu ko drausti. Neturiu dar nuosavo būsto ar prabangaus automobilio. Tai visiškas mitas, nes kiekvienas turim ką drausti, bent jau save, nuo telefono, ką kiekvienas naudoja, turto ir panašiai. Kiekvienas žmogus turi ką drausti, jaunas tuo labiau. Draudimas yra siejamas su draudimo agentais arba pardavėjais, kurie skambina į duris ir arba veržiasi pro duris. Draudimas yra labai tokia holistinė profesija, nes čia įeina ir IT, žalų profesija, ir marketingo. Žmonės galvoja, kad yra draudimas nuo visko. Yra tam tikras sąrašas draudžiamų įvykių, nedraudžiamų įvykių, yra taisyklės, su jomis gali susipažinti svetainiai mūsų. Klasikinis toks, tai yra tai, kad draudimai visą laiką apgaus klientus. Aš siūlyčiau tokius du variantus. Vienas tai yra pasitikslinti, ar tikrai klientas turėjo blogos patirties. Antras, gilinčiausi į klientą ir sakyčiau, kad reikia išsiaiškinti jo konkretų poreikį, ko jisai nori, o ne žiūrėti visgi kainą ir dažniausiai kaimynų kainas.